Sveiki, tai seniai matėmės. Ir šiandien skaitau Mato 7 skyrių. Ir sustojau pamastyti tiesiog, pabandyti įsivaizduoti 6 eilutę. Tai aš ir perskaitysiu ją jums. Ir čia Jėzaus žodžiai, jisai sako: Neduokite savo šventenybių šunims ir nebarsykite savo perlų kiauliams, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Ir čia tikrai šitą eilutę tokia gana kontroversiška, nes niekas tikrai nenori būti pavadintas kiaulėm ar šunim. Bet aš tiesiog pabandžiau įsivaizduoti gyvai šitą situaciją, kas vad atsitiktų. Jeigu aš nueičiau, sakykime, pas laukinių šunų gaują, tokią susiraščiau ir bandyčiau jiems mesti, sakykime, savo perlų vėrinį. Kas būtų? Tai jeigu aš bandyčiau mesti jiems kažkokio tai maisto, tai aš manau, jie apsidžiaugtų. Gal net po to suvalgę ateitų man kažkaip padėkoti ar panašiai. Bet jeigu aš pasimčiau savo brangiausią perlų vėrinį, kuris man labai brangus, nueičiau pas tą laukinių šunų gaują ir meščiau jį į juos, tai žinoma, kad jie nesuprastų, kad tas vėrinys yra brangus ir tas vėrinys turėtų jiem tokią pačią vertę, tiksliau nulinę, kaip ir bet koks akmuo. Tai jie mano tą metimą priimtų kaip ataką iš mano pusės. Liktai aš mėtyčiau juos akmenis. Nu ir tada, aišku, čia kaip eilutė to ir sako, kad jie atsigręžia mane tikriausiai kažkaip atakuotų. Nes aš atėjau juos tarsi atakuodama, mėtydama juos akmenis. Ir antras dalykas, apie kurį galvojau, kai skaičiau šią eilutę, tai kad Jėzus, jisai yra Dievas kūne, jisai neturi puikybės. Viską, ką jisai daro iš meilės, nes Biblija sako, kad Dievas yra meilė. Jėzus yra Dievas, vadinasi, jis viską daro iš meilės. Vadinasi, jisai šitą palyginimą apie kiaulės ir šunis nepasakė tam, kad kažką pažeminti, kad kažką įžeisti. Jo intencija nebuvo pasakyti įžeidimą kažkam. Nes kai mes norim kažką įžeisti, vadinasi, mes norim kažką pažeminti, kad mes patys jaustumėmės biškiau aukštesni už juos. Ir čia yra mūsų puikybė. Kadangi Jėzus tokios neturėjo, tai vadinasi, jisai sakė šitą palyginimą su kita intencija. Ir aš ir mačiau tada, nu tai ką aš čia noriu pasakyti. Ir aš manau, kad kai jisai mini kiaulės ir šunis, tai jisai tiesiog turi omeny padarą, kurio supratimas nėra, tiksliau, kurio supratimas yra labai žemiškas. Jisai vertina žemiškus paprastus dalykus, nu, kaip maistas, šiluma, dar kažkas labai paprasto žemimo apčiuopiamo, bet jis neturi supratimo platesnio, kad galėtų vertinti kažkokius subtilesnius dalykus, pavyzdžiui, kaip perlai, kurie iš esmės, jeigu tai pažiūri, mes patys jiem davėm vertę. Jie gyvūnams yra visiškai nenaudingi. Mes jiem davėm vertę tik dėl to, kad jie gražus ir reti. Bet šunims, kiauliams ar katėms ar dar kažkam tai yra visiškai nenaudinga ir beprasmis dalykas. Tai manau, kad Jėzus tiesiog turėjo meny, kad jeigu mes suprantame tą vertės, tą subtilesnę dvasinę vertę, vadinasi, mes turim tą platesnį dvasinį matymą, tai mes turim tada atsakomybę stebėti tuos žmonės, su kuriais mes bandom pasidalinti tom gilesnėm dvasiniam tiesom. Nes jie dar gali būti nepasiruošę priimti tas tiesas. Ir tai yra mūsų atsakomybė stebėti, ar jie yra pasiruošę ar ne. Ir tada nebandyti sugrūsti jiem visų dvasinių kažkokių ten sudėtingų dalykų, jeigu mes matom, kad jie dar nelabai priema ir tų paprastesnių dvasinių tiesų.
Tai čia yra mūsų atsakomybė. Nes kartais mes kaip krikščionys mėgstam labai taip apkraut naujus tikinčius ar dar netikinčius žmonės visom dvasiniam tiesom, ten iš karto eiti į kokią apreiškimo knygą, kur ten vien simboliai, ir dar patiem ilgai studijuojantiems krikščionėms tai sudėtinga kartais būna suprasti, kas ten parašyta. Ir mes mėgstam tiesiog persistengti su savo informacijos kiekiu, kurį norim perduoti žmogui, kuris galbūt nepasiruošęs jos priimti. Ir tai darydami mes galim iššaukti netgi labai neigiamą reakciją ir padaryti daugiau žalos nei naudos, nes kai tiesiog pilam tą informaciją sudėtingą, tiesiog bandom ją sugrūsti tam žmogui, jisai gali priimti tai kaip ataką, kaip tie šunys priėmė tai kaip ataką, kai jos buvo mėtami perlai. Nes tas žmogus gali tiesiog pradėti galvoti, kad mes bandom pasipuikuoti. Mes norim parodyti, kad mes stipresni už juos, dėl to mėtomi jos tos akmenis. Nes jie taip ir matys tas tiesas kaip akmenis, nes jie nesupranta dar tos vertės. Ir tai nėra kažkaip pasmerkti tuos žmonės, kurie dar neturi supratimo, nes mes visi tokie patys kažkada buvom ir Dievas buvo labai kantrus su mumis ir maitino mus dvasiniu pienu, nedavė iškart tos mėsos ir elgėsi su mumis labai atsargiai, po truputį mus augino, kad mes išsiugdytume toleranciją tam maistui. Ir mes turėtume taip pat elgtis su kitais naujai tikėjusiais ar dar visai netikinčiais. Tiesiog būti atsargus ir stebėti, kiek jie gali priimti, kiek jie gali tuo metu suvirškinti. Tai va, parodykim tokią pačią malonę, kurią Dievas mums parodė ir kitiems. Todėl nemanau, kad šitas palyginimas iš Jėzaus pusės buvo kažkam įžeisti, nes mes visi tokie kažkada buvom ir Dievas buvo su mumis labai kantrus. Tai būkim kantrus, atsargus ir labai sąmoningai, kai dalinamės dvasinėmis tiesomis su kitais žmonėmis. Tai tiek šiandien iš manęs pamąstymų.